Pakalbam apie tas save išpildančias pranašystės arba neurolingvistinį programavimą. Šiaip tyrimai rodo, kad jeigu mes nuolat sakysim vaikui, kad jis yra geras, protingas, galintis, tai iš esmės jis tuo patikės, mes ir patys turbūt besakydami patikėsim. Ir atvirkščiai, jeigu mes sakysim vaikui, kad jis yra blogas, nuviliantis, žodžiu, tai ir taps ta tokia pranašystė, kur vaikui tik ir beliks elgtis atitinkamai mūsų tam tokiam vertinimui. Tai jeigu jau duodam neigiamą grįžtamą ryšį, būkim geri, atskirkim tai nuo vaiko asmenybės, kalbėkim apie elgesį. Tai ne vaikas yra blogas, negeras ir kažkoks tai nuviliantis, bet galbūt jo pasirinkimai buvo nuviliantys, pasirinkimai yra blogi. Vaikas tai visą laiką yra fainas, geras ir protingas ir galintis, kartais tiesiog durnai pasirenka. Tai čia tokia klasika, bet man atrodo, kažkaip vis dar šiais laikais aš girdžiu tą geras, blogas vaikas, tai skirkim, žodžiu, vaikas gali būti tik tai geras, elgesys kartais gali būti netinkamas. Skiriam elgesį nuo asmenybės, įsikalam savo į galvas, tai yra labai labai svarbus dalykai, nes mes užprogramuojame vaikus. Ką jis apie save girdi iš mūsų, taip atitinkamai jis ir elgiasi. Sėkmės.